Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes aptarsime 17 metų valstybinio egzamino antrą uždavinį. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Taip žiūrėsime, kokia pas mus yra užduotis. Mes turime paveiksliuką 100 ant 100 pikselio ir tą paveiksliuką turime pildyti stačiakampiais. Mums yra perduodamos koordinatės pradžios, koordinatės pabaigos ir spalva, kurios turi būti tas stačiakampis. Ir gali išeiti tokia situacija, kaip jūs dabar matote, kad vienas stačiakampis uždengs kitą stačiakampį. Tai mes turime nuskaityti duomenis ir galų gale pasakyti, o koks pas mus bus vaizdas. Jeigu pažiūrėsime į testą, tai pas mus yra nulinis taškas, tai taškas 0,0 ir po to yra nurodyta, kad į dešinę pusę mes padarysime 2 žingsnius ir žemyn mes irgi padarysime 2 žingsnius. Ir yra nurodoma spalva, tai R, G ir B komponentas. Tai mes turime sukurti struktūros duomenų tipą, naudojant kurį mes galėsime saugoti stačiakampio duomenis. Tai mums bus reikalinga spalvos struktūra ir taip pat pas mus bus pats stačiakampis. Ir mes taip pat nurodysime pradžios tašką ir pabaigos tašką. Ir tą pabaigos tašką mes iškart skaičiuosime, kai nuskaitinėsime plotį ir aukštį. Atidarome failą ir sužinosime, kiek iš vis stačiakampių pas mus bus. Tai mes matome, kad maksimalus kiekis stačiakampių pas mus gali būti 100, o piešinys sudarytas iš 100 ant 100 pikselių. Tai sukursime iškart ir imidžą, ir mūsų stačiakampius. Ir jeigu mes tai padarysime, mes galim pastebėti, kad mūsų main funkcija užima labai daug atminties. Tai ką mes galim čia padaryti, tai nuskaitinėti stačiakampį, taikyti ir viskas. Ir galim pamiršti apie tą stačiakampį ir į tą patį kintamą įrašyti naujo stačiakampio duomenis. Tai ir darysime tam, kad sutaupyti atmintį. Dar antras dalykas, kuris čia gali būti, tai vietoj into mes galim taikyti shortą. Ir jau matom, kad daug mažiau atminties čia naudojame. Ir pradžioje mes turime užpildyti mūsų masyvą baltais pikseliais. Tai mes čia ir darome. Toliau mes turime nuskaityti stačiakampį. Ir dabar mes galim paskaičiuoti stačiakampio pabaigos tašką. Ir dabar mums reikia parašyti funkciją, naudojant kurią mes nupaišysim tą stačiakampį mūsų paveiksliuke. Nurodom, kad į funkciją mes perdam mūsų paveiksliuką. Jeigu tai yra masyvas, mes neturime jokių ampersantų rašyti ir taip po funkcijos pabaigos pasikeis originalus masyvas pas mus. O rectangle mes tiesiog perdam ir jis pas mus nesikeis viduj to ciklo. Ir mes su for ciklu praeiname nuo x1 iki x2, bet neimtinai, lygiai taip pat ir nuo y1 iki y2 irgi neimtinai. Ir nuspalvinam tam tikrą pikselį atitinkamai. Tai mes kviečiam funkciją drawRect, ten perdam mūsų paveiksliuką ir perdam ten mūsų laikiną stačiakampį. Toliau mes galim uždaryti failą ir išvesti informaciją į kitą failą. Bet mes turim ne visą paveiksliuką išvesti, o tik iki maksimalaus x ir y. Tai mes turime tą max x ir y paskaičiuoti. Pagal nutylėjimą pasakysim, kad jie pas mus yra nuliai. Bet jeigu kažkurio laiko momentu išeis taip, kad rectangle x2 yra didesnis negu maksimum x, tai mes ten ir priskirsime tą x2. Lygiai tą patį padarysime ir su y. Ir tada mes žinosime, iki kurios reikšmės mes turime su jumis eiti. Tai atidarome išvedimo failą ir išvedam max x ir max y. Na ir toliau paleidžiam forą, praeinam pro kiekvieną eilutę ir kiekvieną stulpelį. Ir dabar mes matome, kad gaunam teisingą atsakymą, tokį, koks pas mus yra ir teste. Tai galim įmesti kodą į sistemą ir pažiūrėti, ar tikrai viskas praeina. Ir kaip jūs matote, tas kodas praeina visus testus. Tai reiškia, kad mes viską parašėme teisingai ir tas kodas gerai pas mus veikia. Dabar parašysime tą patį sprendimą taikant Pythoną. Tai pas mus dabar yra struktūra pikselio ir struktūra stačiakampio. Galim pradėti nuskaitimą mūsų duomenų. Nuskaitome kiekį ir po to galim nuskaityti kitos reikšmes. Bet prieš pradedant galim sukurti paveiksliuką.
paveiksliukas sudarytas iš linijų pikselių, tai mes dabar ir realizuosim. Sakysime, kad į liniją kiekvieną kartą norėsim įkišti baltą pikselį, tai parašysime 255, 255 ir 255. Ir po to, kai lainas bus užpildytas, mes tą lainą galėsime įkišti į mūsų paveiksliuką. Ir tada galim daryti tą nuskaitimą. Nuskaitome pradinį x, y plotį ir aukštį ir visus pikselius. Ir čia iš tikrųjų rektanglę būtų geriau kurti ne plotį ir aukštį, o sukurti x2 ir y2. O pikselį būtų logiškiau pervardinti į color. Ir dabar, kai mes turime tą stačiakampį, mes jį galime pritaikyti. Tai mes į funkciją drawRect perdam image ir perdam mūsų rektanglą. Images tai masyvas, tai jis perdamas kaip nuoroda, tai pakeitus tą masyvą viduj tos funkcijos pasikeis ir originalus masyvas. Ir darome lygiai tos pačius dalykus, kurie pas mus buvo prieš tai. Tai pildysim mūsų paveiksliuką pikseliais. Bet lygiai taip pat mes turime paskaičiuoti, koks pas mus bus maksimum x ir maksimum y. Ir pasakysime, kad ir vienas ir kitas pas mus yra nuliai. Galim dabar iškviesti funkciją ir nuspalvinti tą stačiakampį ir iškart pasakyti, jeigu dabartinis mūsų rectangle x2 yra didesnis negu maksimumas, tai mes priskirsime naują maksimumą. Jeigu ne, tai atiduosime tą maksimumą, kuris pas mus ir buvo, naudojant max funkciją. Lygiai tą patį darome ir su y. Ir dabar mums reikia tik išvesti visą informaciją į failą. Čia dar būtų neblogai nurodyti, o ką mes darysime su to failu. Tai nurodome raidę R, tai reiškia, kad mes skaitysime iš failo. Ir taikant interpoliaciją išvedam visus pikselius. Ir paleidus kodą gauname teisingą atsakymą. Tai galim patikrinti ir tą kodą. Ir kaip matote, ir Python kodas irgi praeina visus testus. Tai dabar jūs žinote, kaip galima išspręsti tą uždavinį naudojant C++ ir Python. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.